Ir paskutinis variantas, ta prasme, aš norėčiau ir apie Solana, ar kitus treidus pakalbėti, bet pakalbėsim apie meme coinsus ar ne dar. Į VIF labai labai kuklę poziciją esu įlindęs. Realiai šiuo metu turiu įmetęs beveik $1000, 995, dalį pozicijos esu uždaręs, bet kokia esmė yra dabar. Bemo, koks aukštas targetas. Pasižiūrėkit, kiek mes vietos ant daily dar turim. Šitą high mes jau sulaužėm. Gap in, gap out. Labai silpnas resistance. Jeigu šitą pralaužėm, wow, vyva, kas čia gali dabar įvykti, ar ne? Ir kokį mes turim price range, nu čia. Dar 30%. O, vaikelė. O jeigu šitas bounce'as iki šito, dar papildomai pažiūrėkim kiek. Nuo šitos vietos iki šitos 60. Labai nice. Labai nice. Ir nuo tada nuo šito. Bam, bounce'as. Šitas high. Oi, šitą nereikėjo. Sorry. O taip atrodo labai gražiai. Labai gražiai. Bet čia reikia kantrybės dabar labai ir neuždaryti anksčiau pozicijos, nes labai lengva būtų uždaryti, ar ne? Esant gražiam pliuse. O long termo va taip atrodo, pasižiūrėkit kokios šia datos. Visas gegužis. Jo. Bet labai stipriai yra kur vietos judėti. Tai va, tai taip greit pražiūrėjom pozicijas, reikės dabar ir spot listą papildyti, pažiūrėti, ką mes turim, ką mes galim pažiūrėti ar ne. Ir viskas, labai paprasta. Gražaus jums penktadienio, užmetam laiką, jeigu patiko update'as, jeigu nepatiko, užmeskit. Žodžiu, gražaus penktadienio, sveikatos jums ir jūsų šeimai, linkiu viso ko geriausio ir gerai praleiskit laiką ir jo, pasimatysim jau rytoj. Šiandien poilsis, ramybė, į lauką išeiti, aš matau per langą, tai prasme, į mane turėtų neblogai šviesti, oras fantastiškas, tiesiog pradėkime mėgautis vasarą, o taip pat ir labai jau didelę kelionę susiplanavau, bet čia jau vasaros gale, bet irgi apie ją papasakosiu, rimtam tripui išvažiuoju, tai truputėlį papasakosiu, kau vėliau šiaip žiauriai excited esu ir po to tripo planuoju dar vieną tripą, tai žodžiu, kelionės po kelionio, labai viskas nice. O vasarą faktas Lietuvoje labai smagu yra, reikia pasinaudo, o po vasaros jau kažkur kitur pakeliausim. Tai va, žodžiu, visus update'us pranešiu dar ateityje, o kol kas gražaus penktadienio.